Sveiki visi, su jumis aš Kajus, šiandien mes susitinkam prie Minecrafto trečios dalies išlikimą, ne prie Skybloko ir taip aš jums noriu kai ką parodyti. Čia yra kur maininausis ir ką jums dar noriu parodyti, aš biškai jau pasikeičiau namus, ten pasidariau viską, tai pasidėjau 4 smoking for tos, kur kepti maistą reikia, pamiršau kaip vadinasi, čia dar yra 5 ar 6 ir čia visi yra užpildyti, nes aš juos visus pildžiau, lemą, kodėl man čia neleidžia išeiti, nes aš juos visus pildžiau, ant kiekvieno yra postekas, ant kiekvieno lygtais ant viršutinio nėra. Dar čia čestai ir papūgos grįžo, taip, aš turiu 3 papūgas, vienas iš jų bus Algirdas, vienas bus iš jų Snapius, o kitą vardą gal sugalvosiu aš. Ir čia yra mano čestrumas, toks didelis, čia yra paveikslas prieš lovą Creeperis, kad prisiminčiau, kokio mobo labiausiai bijau. Ir aš jau buvau biškių kasinėtis, nieko ypatingo neradau. Tai galvoju nueiti į keivą, bet aš neturiu šarvų, tame esmė ir yra, aš bijau eiti. Bet pabandysim, aš labai mažai maisto turiu. Ir aš irono lygtais neturiu, maistas. Vienas ironas. Tai įsikepam ironą ir aš noriu pasidaryti noriu šildą pasidaryti. Jei kas nutiktų keivę, tikiuosi per šį išlikimą nemirsi, nes kai žiūrėt Skybloko išlikimą, tai aš miriau daug kartų šiaip. Taip, tam buvo labai daug kartų ir vien nuo zombių. Gerai, turime ironą įsikepę, dabar einam pasimti medžio. Pala, gal turiu inventoriai? Ne, neturiu. Ir kur aš laikau tą medį, man klausimas, nes pas mane čia pilna često, staunas. Pala, aš galvoju, gal stauną pasidėsiu, nes man, kad nemaišytų jisai. Gerai, čia tiesiog belia kaip susidedam, nes aš tikrai dabar nenoriu skirti laiko atvarkyti čestus. Tridentą turim nuo praeito epizodo, meškerę, kur aš laikau savo saplingus. Okei. Žodžiu, gal pasiimsiu, gerai, ko dar reikia, šildą reikia. Aš medžio turiu, valio medžio neturiu, reikia nusikirsti. Tai namų čia teritorijoje nieko nedariau šiaip, tik ieškojau to keivo, bet niekaip gavosi, tai nusikirtam 2 gabaliukus, nes man tik 2 reikia. Gerai, turėtų užtai. Ir man atrodo, aš šios zombius girdžiu, arba man pasigirda. Tai čia yra bambukų miškas, ko nepaminėjau per antrą epizodą, arba pirmą net. Tai ja. Aš jau nežinau, gal galvoju čia vietoj, kad tokį paliką, aš gal namą pastatysiu, bet dar nežinau, parašykite komentarus, kaip norėtumėt, kad ten būtų. Gerai, turime medžio, susikraftinam medienos, kiek čia 8, tikiuosi užteks. Šiaip turėtų, man atrodo, 6 reikia. Tai dar kas norit, galit sugalvoti vienam papūginui vardą, nes aš vieną turiu, kuris dabar yra, čia turi būti 3 papūgos, vienas iš jų kažkur yra, nes, gerai, aš paliksim jį ant laiptų, tai papūgos grįžo, daug kas jų pasilgot, nedaug kas, bet pasilgot. Ir čia maininausis, kad, nežinau, galvojau paieškoti irono, kad pasidaryčiau šarvus. Bet vietoj, kad rašiau irono, aš radau keivą, į kurį galvojau neleis per kitą epizodą be šarvų, bet tai ir čia yra ironas. Aš gal reikia jį įsikasti. Reikia kažkaip pasidaryti tiltuką. Ir kam aš stauną pasidėjau? Aš tai durnas. Čia. Mums reikia kažkaip pro čia nueiti. Įdomu, padaryčiau tokį jumpą. Jis padariau. Ir dabar galvoju, čia nusikasim. Kiek irono, eiktų savo čia visai gerai. Šiaip aš galvojau už kameros pasiruošti keivui. Bet man ne, kodėl? Man šiaip reikia bucketą pasidaryti. Ne. Bucketą galiu pasidaryti. Gal ir šitus reikia įsimaininti. Praradom irono, bet nieko, čia pasidarom tą kelią, čia pasidarom, kad neįkraiščiau. Gerai, dabar aš gal čia užsidėsiu bloką, čia nugriausiu ir užsidėsiu
čia. Aš bandysiu į tą keivą nueiti, pala čia neįkrėsiu gerai. Tai jo, tai dabar grįžtam vėl į namus, įsikepsim ironą ir pasidarysiu iron bucketą. Tai no shit, kad iron, bet tiesiog bucketą pasidarysiu, nes kitokio neįeina. Jo, tai galvoju, nueisim šį epizodą į keivus. Gerai, mano krosnis. Gerai, pasidarysim bucketą, eisim prisisemti vandens, kad netyčia mirtumėm. Tai jo, tai man šitus namus neilgai užtruko daryti, papūginas radau 3 net, 2 žali, 1 raudonas. Tai jo, gerai, gal jau įsikepei. Gerai, 2 įsikepė, palauksim, kol dar 1 įsikeps ir varysim į keivą. Jo, aš bijau eiti į keivą be šarvų, nes mabai ten darys daug damage'o. Tai gerai, turime bucketą, dar neturime, bet dabar turėsime. Bucketas yra mūsų rankose, mūsų inventoriui. Oh my god, jau temsta, reikia įsimiegoti. Įsimiegosiu, į ką namie, jei mirsiu, atsirašiau namuose. Aš liktais dar esu įsijungęs koordinatės, tai man reikėtų įsisaugoti jas. Jo, mano koordinatės visai neblogas šiaip, palako aš čia atėjau. Jo, nu ką, te papūginai, jei miršiau. Ir tavo te. O, mobų biški buvo čia. Nieko, einam, nebijom tų mobų. Gal torčią padėjau. Pasiemam torčią, dabar reikia vandens pasisemti, tuo pačiu nužudysiu šitus zombius. Villageris zombis, gaila, teks man tave nužudyti. Gal per kurį epizodą rasim village'ą, nežinau. Dabar reikia greit nubėgti vandens pasisemti. Gerai. Einam. Bum, turime vandens, dabar galim leisti į keivą arba pasidaryti ten laiptukus, galvoju. Tai gerai, bėgam dabar visą kelią atgal į keivą. Ok, Šiaip nežinau, ar man patinka šitą vietą, kur gyvenu. Nėra, kad man nepatiktų, bet nežinau, galvoju. Reikės čia gal namuką pasistatyti, galvoju, gal per video, gal ne per video, bet gal bus gerai ir per video kažkurį. Nes šiaip nežinau, galvoju dar čia sienas pakeisti ten, kur pas mane kambarį sienos yra, Minecrafto namuose sienos, žinoma. Galvoju čia padaryti su tuo staunu, laiptus padaryti medinius, lubas irgi. Tai jo, gerai, einam geriau čia, nusikasam biškį į priekį ir darysime laiptukus į keivą, jeigu išeis. Gerai, pasidedam torčią, dabar labiau į tą pusę reikia kasti. O, žiauriai perfekt nusileidimas, šiaip galiu pasakyti. Gerai, pasiemam ironą, kuris buvo nukritęs. Ir kad nepasikleičiau, man reikia pasižymėti mūsų namų išėjimo teritoriją. Kam aš ironą paėmiau ir kaip jo nereikia. Va. Gerai, pasidarom, nežinau, ką galim pasidaryti. Tiesiog pakelimą. Jei ką, čia mano namai bus šitoj vietoj. Aš galiu va tokį ir va tokį ir va tokį. Jo, pasidariau savo grįžimą, gerai, nenukritau. Ir mes esam visai neblogam biome, čia yra, update'o biomas 1.19 versijos, kaip atsirado Vardenas lygtais. O, ne, krypa. Kodėl jūs du? Ne, okei, nors man nereikės taškyti kryperių. Gerai, tai oh my god, man čia biškai nepatinka. Jeigu čia yra kur netoli Vardenas, aš verksiu. Bet šiaip reikia ironą imti, man reikės pasidaryti ironinį šarvas. Jeigu man reikia gal ir stauno turėti ir ko įsikepti su ko įsikepti ironą, jeigu rastume deimantų per šį epizodą. Tai čia mačiau ironas yra. Tai dabar per šios keivo update'us padarė, kad daugiau irono gauni, iš 2 iron spotų gali pasidaryti jau armorus, nes vieną kartą gavau iš vieno spoto 15, iš kito 16, o dar iš vieno
dar kažkiek gerai, čia nėra airono. Na, man atrodo, čia nebus keivo, čia tiesiog šitas nesąmonė, bet čia airono nors yra daug, tai prisimaininam airono. Tai šiaip daug kas norėjot, kad, iš mano klasiokų, kiek ten keli klasiokai norėjo, kad kelčiau išlikimą, nes jiems Skyblokas ne tai, kad patiko, bet atsibodo jau. Bet nieko, aš šiaip Skybloką kelsiu, kada aš noriu. Nes nežinau, ar tai būtų įdomu vien išlikimą kelti, bet jiems labai įdomu, kaip keliu išlikimą, tai ką nepadarius dėl klasiokų. Gerai, 19 turim, man reikia 24 šarvams, bet plus pikeksas 27 airono. Kaip čia iškelti? Okei, ar reikia daugiau airono? Varis, nereikia man to vario. Na, man atrodo, čia nekeivas, čia tiesiog skylė kažkokia. Šiaupdeito skylė. Tai čia daugiau nėra kur eiti, kas čia per keivas. Galvojau, eisiu į keivus per 3 seriją, bet ne, kas čia net ne keivas. O, žuvytės. Šiaip būtų kietai rasti akselotą, nes kas matėt Skybloko, aš ten gavau akselotą geltoną ir pavadinau Pikachu, tai galvoju, čia tą patį padarysiu. Tai gerai, reikia įsikirsti aironą. O my god, aplėjo kaimynai mane. Ir kiek čia aironą turim? 23. Ei, wow, slaimai. Ateik čia, labas želatinas. Ką tu? Kaip gyvenimas, kaip vaikai? O my god, jie dabar dauginasi, nesidauginkit. Aš dar plus be šarvų esu. Gerai, kad čia ne iš nederio slaimai, nes iš nederio tai ten žiauriai daug damage daro. Ir čia tiek daug slaimių. Oh my god. Ups, biškį damage gavau, bet nieko. Oi, ne, skeletas, tai čia nieko. Skeletas, prašau, nenužudyk, aš esu nubas, tik beginneris, be šarvų esu. Žiūrėk, gal matei kokį keivą čia? Iškeli šotų miriai, lanką davai, ačiū už lanką. Kiek lankui? O, net vos panaudotas lankas, ačiū labai. Man reikia airono. Nežinau, galvoju, gal kur mano tas pasižymimas, ten pasižymėjau, tai galvoju, čia įsikasime toliau. Mes esam 16 lygį, diamondų lygį šiaip. Būtų kietai per šį epizodą rasti diamantų, bet čia jeigu taip mainintis, tai nežinau, neįdomu bus per video, bet turėtų kažkas sueiti iš video. Tai gerai. Šiaip nežinau, kur mainintis dabar, nes čia nėra keivų daugiau. Čia tiesiog buvo viena skylė, kur aš galvojau, kad čia keivas, bet vis tiek keivas, radom airono 23 gabaliukus. Šiaip tai žinau, yra toks vienas iron blokas, kur sukraftinė, va tai šitą ironą, bet ne tiek, o 9, tau duoda 9 iš karto. Aš šito net nežinau, bet kažin ar rasim jį, galimai nerasim. Ir aš nežinau, kur man mainintis, tai kasosis čia tiesiai. Gal reikės grįžti namo šiaip. Aš noriu į keivą įsikasti, bet tai čia nėra keivo. Aš galvojau, kad čia keivas šiaip, bet čia pasirodo skylė, radom airono, viskas. Dėsim airono kepti, pasidarysim šarvus. Gerai, greičiau duokit mums aironas, Okay, turime aironą, crafting table. Oh my god, neturiu crafting table, turiu grįžti namo. Tai nieko, grįžtam namo. Vis tiek čia mobų nėra, tai nėra ko bijoti, bet reikės ir biškį apšviesti labiau. Čia šiaip gera vieta pasidaryti kokį basementą ar kokį pėlį pažeminę, nežinau. Rašykit idėją, ką man čia pasidaryti, nes šiaip čia žiauriai gera vieta. Gerai, dabar man kažkaip reikia ten užlipti, pala čia biškį nepataikau, blokai. Ir ant šitų, žinau, galima lipti, bet ne per ilgai būti, nes krenta jie. Tai tas žiauriai gera idėja buvo šito bloko padaryti. Okay, čia parkūrinam, čia užsikasim ir čia pakilimas, o kur toliau, ai va čia skylutė, įlendam per skylę. Gerai, dabar einam į viršų, įsikepsim aironą mūsų rastą, pasidarysim pikeksą ir nežinau, gal
Šiaip galėsim kastis toliau ją pačią vienu bloku ir bandyti ieškoti deimantų, dar to pačiu pikeksų pasidarysiu, bet aš prisiminiau, kad aš medžio neturiu namuose, tame bėda ir yra. Nes aš šiaip planavau pasiruoštam pasidaryti šarvus už kameros, neusidėti vieną tokį čestą susidėti ir būtų viskas buvę gerai, bet aš biškį domėsiu, tai jo. Tai ironą padalinam per dvi krosnės, kad greičiau įsikeptų. Iš vieno krosnio pasiimsiu medį iš šito. Okay. Ir man reikia susidėti nereikalingą šlamštą, susidėsiu į vieną čestą, gal už kamerą susirušiosiu. Gerai, šito nereikės. Lanką dėsiu į savo vieną vietą, va į šitą lanką visai apsimokėtų dėti. Ir visai lankas yra nepanaudotas, tas gerai. Aš per šį video noriu rasti deimantų, bet nežinau ar pavyks, nes man reikia turėti iron dalykus, bet aš jau turėsiu, tai vario nereikės, kirviuko nereikės, molio nereikės. Šiaip dar bėda, kad mažai maisto turiu, tai jo. Einam pasidaryti biškį daugiau pikeksų. Pagaliukų pasidarom kiek čia, 20 pagaliukų gal užteks. Greičiau craftinkitės pagaliukai. 16-20, pasidarom daugiau pikeksų, gal dėl viso pikto svordą pasidarysiu. Gerai, einam pažiūrėti, kiek ironas įsikepė. Ir 16, nu tai pasidarom šarvus. Gerai, ką pasidarom, helmetą, ir daugiau neina darytis. Ir va, mes jau su šarvais, jau gerai kaip trečiam epizodui šiaip. Gerai, dar 4 jau batukams užtenka. Tai einam pasidaryti batukams ir eisim daryti kelnaitės. Gerai, batukai, va, aš tik be kelnių esu. Gerai, kelniams reikia 7 ar kiek ten. Gerai, dar biškį reikia pavalgyti. Torčio nenoriu valgyti, tai va pavalgom. Ir bandysim lysti atgal ir čia vakarėja jau, reikės vėl eit miegoti. Tai come on, kažkas laukia pjausto kažką, nu ir gerai, pjaustykit. Tikiuosi nesigirdi per video, kaip kažką ten laukia pjausto. Nes ten turbūt garantuotai prie namų, nes kažką prie mano namų kažkokį pastatą stato, tai ką man atrodo, kelnaitėm užtektų, gal ir 7, kelnaitės. Gerai, ir pikeksų kaip tik užteko. Tai gerai, vieną čia pasidėsiu pikeksą. Nu ką, lendam į keivus atgal. Tiksliau į keivą vieną kažkokį, nors kuris nelabai keivas. Šiaip man maistas baiginėjasi, aš nežinau, reikės kokią fermą pasidaryti, gal per kitą epizodą darysis gyvūnų fermą, nes man labai maisto trūkumas yra, pradėsim gal nuo čikinų fermas, tai šiaip gaila, kad vienas žaidžiu, nes jei žaidžiau su draugu Adenom, kuris ten irgi filmuoja video, nufilmuodavo, bet sakė grįž. Jeigu su jo žaidžiau, tai mes ten kaip žaisdavom anksčiau, pasidarydavom po parduotuvę, paskui ten kažką pardavinėdavom, bet paskui gavosi taip, kad aš pirmas įsikraušiau, tada jis įsikraustė ir buvom abu atskirai, bet nėra bėda, nes jis visai netoli nuo manęs gyvena, tai žiauriai fainai, galim susitikti, kada norim, bet nesusitinkam kaip anksčiau, nes reikia man pasivažiuoti beveik į Kauno galą, nelabai į Kauno galą, bet tai jo. Šiaip liūdna, kad negalim dažniau susitikti, nes anksčiau būdavo linksma, nueidavom kiekvieną dieną Minecraftą pažaisdavom, su jo būdavo visai įdomu, ateini pas jį į namus, Minecraftą žaidi, jo močiutė būdavo visai tokia rami. Prisimenu vieną kartą, kaip aš buvau pas Adiną savo draugą ir mes ten planavom tipo eit prie Neries ten ir mane vesdavosi, visai fainai būdavo. Ir vieną kartą prisimenu, sako, jeigu nepanersi, tu negalėsi tipo daugiau tipo ten ateit pas Adiną į namus ir ten tipo žaisti kažką. Ir mes ten visada Minecraftą žaisdavom ir ten buvo mano pirmas panerimas, tada man žiauriai fainai būdavo. Tiesiog paneri, greičiau pripranti prie vandens, nes aš kur eidavau, priprasdavau prie vandens, tai čia buvo ilgokas laiko tarpas, nes
Aš visada verkdavau, man šalta, bet jo. Ir taip jie močiutė padėjo priprasti prie vandens greičiau ir gavosi, kad galėdavau pasieiti. Čia buvo mano viena juokingiausia istorija, kaip su juo būdavau. Dar prisimenu, kaip su juo būdavom, ten žaisdavom per telefoną, tipo tokio žaidimo Tomas, ten kur kalbi su tokiu katinu. Ir mes ten kalbėdavom nesąmonės ir atkartodavom, mums taip juokinga būdavo. Šiaip yra senų daug prisiminimų, bet gaila, kad negalim jų daugiau atkartot. Galim ten įsimaudyti prie Neries, bet neapsimoka, nes ten prie Neries dabar, kur gyvenau, tai ten vos eidavo praeiti. Dar daug dilgėlių ten būdavo, tai jo. Gerai. Ką, maininamės. Šiaip nežinau, ar per šį video rasiu deimantų, bet visai norėčiau, nes jau taip video ilgai filmuoju, nežinau, reikėtų deimantų rasti, pikeksas lūžo. Kur deimantai? Jo, šiaip aš noriu video užbaigti su deimantų radimu, nes vis tiek jeigu nėra čia, ir dar plius 15 lygiai, kur ir deimantai būna, tai jo. Lemba, kur mano deimantai. Kažkur turi būti, bet čia kol rasiu, tai sulaužysiu kelias pikeksus. Gerai. Lemba. Come on, torčias. Oh my god. Deimantai, kur jūs, jo. Ieškosim, baigsiu video, kada rasiu deimantus, bet nežinau, jeigu ilgai užtruksiu ir ieškojant deimantus, tai aš verksiu. Nors per šį video visai nemažai pasidarėm. Iron šarvus, Iron pikeksą, šildą, bucketą. Radom dar plus Irono daugiau, kiek čia radom? 17. Man atrodo, mes iš ten vienos vietos gavom 17 Irono, nes aš visus Irono nebuvau pasiėmęs. Aš visus palikau krosnį, tai galimai iš vienos vietos gavom 17. Tai jeigu iš Fortune būtume kokią apie 20 kažkėlis gavę. Lemba, kur tie deimantai? Aš nežinau, gal man pusę keisti, gal. Gerai, bandom pusę keisti. Skrido oro lėktuvėlis, jiems sugedo matolėlis, kiek bus vinių, pasakysim, mielas draugė, to. Einam į tavo pusę. Gerai. Ironas. Jo. Vietoj, kad rastume deimantų, randame daug Irono. Ironas nebus blogai šiaip. Irono visada reikia rinkti. Bet gaila, kad be Fortune esu, nes tas Fortune žiauriai geras enchantas yra. Taigi pasiemam Ironą. Gal jūs deimantus slepiat kažkur? Tas kaip šito Irono pala. Aš čia antras fotos, kur radau Irono ir kiek turime 9, turėjau 17. Tai čia radau nežinau kiek Irono, matkės nemoku. Nes bus kaip ir antrą epizodą lygtais, jam pasakiau 24x4, ten tipo 12x4 pasakiau, ten 24, nors ten buvo ne 24, ten turėjo būti kem 8, bet mano matkė tai žiauriai gera. Tai jo, lemba per šis epizodas bus biški nuobodus, nes nėra deimantų, nėra keivų. Aš galvojau, ten bus keivas, galvojau, nueisiu į keivą, bet nenuėjom į tą keivą, gaila buvo. Nieko, gal rasim deimantų, užbaigsim video laimingai, bet tai tų deimantų tai nematyt, kur tie deimantai, man vėl pikeksas lūžo. Nežinau, galvoju, gal jau eikti savo, man 4 pikeksai liko. Jeigu nerasi deimantų, kol lūž 4 pikeksai, tai čia bus labai blogai. Nežinau, gal po 2 blokus jau mainint pradėt, nes čia gal praleidžiu kažkur deimantus galimai. Būtų bairis, jeigu aš praleidau deimantus kažkur ir per video tik pamatytumėt, tai būtų žiauru. Jo, šiaip, aš nežinau kaip šį video pavadinti, papūgas grįžo, buvom keivę, nežinau kaip pavadinsiu, bet nesakysiu, nes kol jūs pamatysit šitą vietą, jau būsiu pavadinęs title. Tai, kasimės. Mes jau ilgai deimantų šiaip nerandam, nežinau, jeigu nerasiu per kelias minutės deimantų, tai aš jau kvitinsiu jobą, nesimaininsiu, nors grįšim netušti su Ironu. Įdomu, kur čia keivas, aš noriu į keivą šiaip nueiti, bet
neturim tam laiko, nes man jau greit reikės varyti, kiek čia tų valandų. Ai, be 14:10, tai aš ten varau kažkur po 11:20 išeinu iš namų, tai jo. Bet kad nėra deimantų, čia negaliu patikėti, nežinau. Bandom čia gal kastis, nes gal rasim kur deimantų. Nežinau, padarysiu taip biškį didesniam zonom maininsios. Gal rasim deimantų. Arba nežinau, ką sakyti šiaip. Aš šiaip neplanavau filmuoti video, bet kaip keliams mano klasiokams patinka, kaip žaidžiu Minecraftą, tai norėjo, kad nufilmuočiau. Lemą tokiam dideliam zonom, kad su nerandu deimantų. Čia žiauru. Man toj pikeksas lūš ir aš grįšiu be deimantų, aš tiek laiko maininos. Nėra deimantų, aš nesuprantu, kas čia per logika. Arba deimantai manęs nenori, arba žino jų likimą, kas bus deimantams. Randi deimantų, pasidarai pikeksą, eini į nederį, miršti su diamond pikeksu. Ja, oh my god, jau naudojam trečią, nežinau šiaip kelintą čia pikeksą naudoju, gal 7 kokį, nežinau, šiaip nekreipiau dėmesio. Oh my god, jeigu nerasi pikeksą, tai aš verksiu labai. Ar aš ką tik pasakiau, jeigu aš nerasiu pikekso, verksiu labai. Omeny turėjau būti deimantai. Oh my god, aš kaip nekenčiu. Nežinau, bandom, jeigu aš eičiau į tą pusę, aš grįšiu į Kyivą, man atrodo. Nežinau, galim pabandyti. Gerai. Oh my god, man biški pirštas skauda, nutirpo pirštas. Žinom ką, grįžtam geriau atgal ir einam į tą vietą, kur tas Kyivas ir nežinau, bandysim į kitą pusę mainintis. Nes aš esu geram deimantų lygi, bet ne, deimantų nėra. Dabar, kol nueisim į tą mūsų pagrindinį Kyivą, kurį radau, čia ironas, kur maininau, gerai, sveiki, aš grįžau, dar negrįžau, dabar grįžau. Gal ką gero, mobų gal atsirado, ne. Gal, tu čia rimtai ironas, čia, come on. Gerai, pasiemam ironą, dar kaip tik vienas. Žinot ką, aš gal pasiimsiu šitų ogų. Kaip tos ogos vadinasi, nežinau, bet čia ogos kažkokios. Deimantų nėra, bandom kastis gal į šitą pusę, gal nusileisiu kelis blokus į apačią, gal rasim ką. Tai, ja. Jeigu nerasi dar per 2 minutės deimantų, tai čia jau baigsiu filmuoti, nes jau ilgas video gavosis ir neįdomus turbūt bus. Bet nieko, deimantai turi būti kažkur čia. Jeigu nerandu deimantų, kol lūš pikeksas šitas, tai jau baigsiu mainintis, eisiu namo ir baigsiu video. Tai gerai, tu paskutinis mano šansas, jeigu nerasim deimantų, tai tu būsi kaltas pikekse. Nes mes su tavim turėjom tiek daug laiko pabendrauti. Man irono reikia, kodėl jūs ironą duoda. Jau kaip nereikia irono, tai pilna irono, o kaip reikia deimantų, nėra tų deimantų, ne? Gerai, duokit man tą ironą. Pasidarysim, nežinau, iron šarvus, jei vėl lūžtų. Dabar čia kas, aš nukrypau nuo kurso. Vietos čia reikia torčio padėti, bum. Jau nedaug liko pikeksui. Pikekse, nenuvilsi manęs ir mano žiūrovų. Man atrodo, nuvils mane ir mano žiūrovas. Jo, viskas deimantų nėra ir pikeksas lūžta po biškį. Jo, lūžo pikeksas. Deimantų neradom, liūdna, nors gal bandysiu. Dar biškį pabandysiu pasikasti, jei nerasiu, tai reikės grįžti namo. Molis. Tai kur, nesakyk, kad aš grįšiu to į tą Kyivą, kurį radau. Nežinau, bandom biškį į šitą pusę pasikasti.
Jo, tai kitą epizodą bandysim darytis fermas ir dar gal kažką pasidaryti, nes į Keivą nelysiu, nes nėra Keivo. Prie mano namų yra vienas Keivas, bet aš nusprendžiau čia eiti, nes galvau, čia bus ten tipo deimantų, kažkas tokio. Jo, gerai, reikia dėti orčią. Na ką, gerai, dar 7, kiek ten blokų, kiek pasiekė pikeksas, tiek nusikirtame, jeigu ten nerasiu deimantų, tai eisiu namo, baigsiu video, nes jau taip ilgai kasinėjus. Gerai, na ką, 3 blokai, ar deimantų yra, ne, deimantų nėra. Na ką, gerai, bėgam namo šiaip, nes jau ilgai užtrukau, daugiau laiko praleidau Keive negu namuose, bet vis tiek. Aš nežinau, ar čia skaitosi kaip Keivas net, nes čia tiesiog yra skylė didelė. Tai ja, gerai, grįžtam greitai pro čia, parkūras biški, nepakenks man. Gerai, einam čia, einam čia, einam čia. Gerai, dabar einam kilti. Dabar kol pakilsim. Man atrodo, dabar bus vėl naktis, nes reitą, kad grįžom per naktį. Dabar nežinau, kai bus čiūjų naktis galimai. Ir ar diena, ar naktis, palaukit. Ir dabar naktis, dar plius lyja. Gerai, einam įsimiegosim. Dėsim aironą kepti ir baigsim video. Labai sėt, kad nieko įdomaus neradau per video, bet nieko kitą epizodą statysimės, fermas darysimės, tai jo, Spideris, Leopardas, daugiau nieko gero. Tai gerai, dedam aironą kepti. Kiek čia turime? Tram 6, gerai, čia 18 ir ten. Agirdi, ką tu čia darai? Ar kas tave įleido į namus? Agirdi, tu papūgina saugoji namus, neleidi jokių mobų, supratai? Matai čia, kas mano rankose, žiūrėk, kad tau nebūtų kaip vorui. Šiaip, tikrai aš neužmuščiau papūgino. Tai jo. Tai gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, neradom deimantų, labai liūdna, bet papūgos grįžo, tai jo, su jumis buvau aš Kajus ir susitiksim per kitą epizodą. Iki!